Nėštumo metu moteris į aplinką skleidžia itin daug šiltų jausmų. Bent dalelę jų dailininkė Aistė Bartusevičė norėjo pernešti ant Santaros klinikų nėštumo patologijos skyriaus sienų. Tai aplinka jinai diktuoja savo, kad negalime čia ryškių spalvų, kad irgi nebūtų per daug provokacijos. Tai turi būti labai neutralu ir labai jauku. Ligoninės sienų tapymo idėją prieš 4 metus Talino vaikų ligoninėje pastebėjo asociacijos Neišnešiotukas vadovė Asta Radzevičienė. Tada ir kilo mintis tapybos darbais papuošti Lietuvos sveikatos gydymo įstaigas. Mūsų tikslas yra, kad pajaukinti sienas, kad žmonės, kurie ateina čia, kurie gydosi čia, kurie laukia savo naujagimio, jie jaustų tokią naminę aplinką, jaustųsi saugus. Asociacijos Neišnešiotukas vadovė prieš 15 metų 3 mėnesiais anksčiau pagimdė dukrą ir ligoninėje praleido 107 dienas. Todėl puikiai žino, kaip tuščios sienos gali slėgti. Net mokslas sako, kad spalvos piešiniai, jos labai veikia žmogaus psichiką. Manau, kad daugybė žmonių gali pagalvoti, kad kas tas piešinys, ar ne, jeigu man taip sunku fiziškai, mano vaiko ar ne gyvybę galbūt kampam plauko. Paprastas piešinys ant sienos, bet tiek daug emociškai galėjo padėti žmogui pasijausti kažkaip lengviau, šilčiau, saugiau, jaukiau ir manau, kad dažnai to, kokia yra mūsų aplinka ir tos aplinkos įtakos mūsų emociniai sveikatai mes iš tikrųjų neįvertinam. Atėjus į palatą, ką pirmą pamačiau, tai aišku šitas gražias sienas, tokias gražiai taip nutapytas, labai ramiom spalvom ir labai kažkaip taip ramiai nuteikė. Aš pats šiandien pirmą kartą čia atėjau, tai iš karto akis užkliuvo už piešinio, kas tikrai toks raminantis dalykas yra. Neryškios spalvos ir vis tiek pakeičia šiek tiek aplinką į gerą. Nes jeigu reiktų baltą sieną žiūrėti, tai vien ta balta spalva primena ligoninę gal labiau, čia tai šitie piešiniai vis tiek tokia labiau namų aplinką kūrė. Ja, vaikų kambarį tokį. Tai pakabini dekoraciją, pakabini paveikslą, kuris iš tikrųjų nėra skirtas tai erdvei, jis tiesiog dekoracija. Tai matosi, kad jis tik dekoracija, o šitie piešiniai yra sukurti specialiai mums. Šios piešiniais papuoštos sienos tik įrodo, kad kartais nereikia versti didelius kalnus, bet užtenka bendromis jėgomis ir tikėjimu kurti gražius bei prasmingus dalykus. Gal tikrai galėtume sukurti visiškai nerizikuodami nei moters fizinė sveikata, kas ligoninė iš tikrųjų yra svarbiausia, ir neuždedami kažkokio per didelio krūvio gydytojams lūkesčio, kad jie bus tie namiškiai, kurie apsups saugumu, rūpesčiu ir meilę. Tai manau, kad visi kartu susibūrę, darydami mažus pokyčius, galim labai gražių, didelių pokyčių pasiekti. Dailininkės Aistės Bartusevičės teptukai bei dažai jau lietė Panevėžio ligoninės, Vilniaus Santaros klinikų bei Šiaulių gydymo įstaigos sienas. Prisidėkime prie gerų darbų.